Labas, mano vardas Edgaras ir sveiki atvykę į sekantį mokymų video apie skaitmeninių produktų kūrimą ir pardavimą. Tai pirmajame video aš labai detaliai papasakau, kaip galite naudoti tokius įrankius kaip Unreal Engine, siekiant sukurti kažkokį tai savo produktą. Na, o šiame video papasakosiu šiek tiek apie kitą labai svarbų momentą, vykdant bet kokią tai veiklą, norint, kad jūsų potencialūs klientai pastebėtų ir suprastų. Ir šito įrankio pavadinimas yra marketingas. Tai kas yra marketingas? Marketingas tai nėra tik tais paprasta reklama, kurią jūs matote scrollindami savo socialiniuose tinkluose. Marketingas tai yra ta būtent visa strategija, kuri buvo sudėta į tą reklamą, siekiant, kad ta reklama jūs kažkaip paveiktų psichologiškai ir kad jūs pamatę tą reklamą užsimanytumėt tą produktą įsigyti. Kiek esu atkreipęs dėmesį, tai dažniausiai marketingą išmano tik tais tos srities specialistai, bet mano nuomonė, marketingą yra svarbu išmanyti ne tik jiems, nesvarbu, ar jūs vykdysit kažkokią veiklą, ar jūs nevykdysit kažkokios veiklos. Tai šiame video pagrinde ir kalbėsime apie keletą pagrindinių tų vadinamų marketingo triukų, kurie šiai dienai yra naudojami plačiausiai ir aptarsime, kaip jūs patys juos galėtumėte pritaikyti praktikoje, tiek kuriant savo produktus, tiek bandant išvengti nereikalingų ir impulsyvių pirkimų. Aš pats marketingą apibūdinčiau kaip procesą, skirtą tiek sukurti, tiek išlaikyti šiltus ir gerus santykius su turima auditorija ir potencialiais klientais. Turbūt pats esminis momentas apskritai pirkime ar pardavime, tai yra psichologinis momentas, nes mes kaip žmonės dalykus perkame dėl dviejų priežasčių. Tai viena yra iš emocijos, o kita yra iš racionalumo. Tai iš emocijos, kaip mes perkam dalykus, mes kažką pamatom, mums tai patinka, mes žinom, kad suvalgysim bus skanu, ar tai kažkaip geriau pasijausim, mes žinom, kad įsigijus šitą produktą mes gausim kažkokią tai gerą emociją ir dėl to mes tą produktą įsigijame. Antroji priežastis, pavyzdžiui, kaip aš dažniausiai darau, tai aš viską perku labai per logiką. Jeigu man to dalyko iš tikrųjų reikia ir tai aš savo logiškai paaiškinu, kodėl man to reikia, aš tai įsigiju. Bet jeigu, sakykime, aš kažkokio dalyko noriu, bet logiškai man nesusidėlioja, tai aš dažniausiai to dalyko ar neperku, kad ir kaip aš jo norėčiau, nes su noru taip būna, kad tu kai nori, tu nusiperki ir tas noras paskui praeina ir tu paskui to dalyko nebenaudoji. Tai yra labai šiaip geras pasakymas, kad jeigu kažko nori, palauk savaitę, jeigu vis dar nori, tada pirk, jeigu nebenori, tai tada galbūt ne taip ir norėjai to produkto, o tiesiog pat reklama, kurią tu pamatėjai, jinai sudirbo taip, kaip jinai turėjo sudirbti. Tai kaip dabar tas marketingas manipuliuoja tą mūsų psichologiją ir tais mūsų norais ir to mūsų racionalumu? Tai marketinge yra naudojama aibė skirtingų tų vadinamų marketinginių triukų. Kelis iš jų aš jums šiandien ir pristatysiu. Tai pirmas būtų trūkumo efektas, arba angliškai vadinamas scarcity. Tai scarcity sukuria iliuziją, kad jūsų to matomo produkto reklamoje liko nedaug, kad jį labai visi perka ir liko tik tais 2 vienetai, arba tiesiog jūs visai netyčia pamatėte šitą nuostabų pasiūlymą, kuris pasibaigs po 24 valandų. Šiaip aš nieko nesakau, yra momentų, kur tai yra tiesa, bet visi tokie teiginiai, jais yra siekiama tiesiog šiek tiek sužaisti jūsų jausmais, nes kalbant apie kažkokius skaitmeninius produktus ar ne, tai nelabai jie gali pasibaigti ir tik tais nuo pačio tiekėjo priklauso kaip, kiek ir kokiu metu ir kokią kainą jis tą produktą nori jums parduoti. Sekantis triukas, kuris tikrai visai neblogai veikia, tai yra vadinamas socialinių įrodymų, arba jeigu angliškai tai social proof. Social proof gali būti įvairūs atsiliepimai, reitingai, įvertinimai, statistika, kuriais siekiame sukelti didesnį pasitikėjimą tuo pačiu produktu. Ypač gerai veikia, jeigu rekomenduoja influenceris. Naudojant visą šitą social proof yra siekiama, kad jūs pirmą kartą pamatęs tą produktą galėtumėte pasižiūrėti tos vadinamus reviews ir nuspręsti, jeigu šitam žmogui veikia, kuo aš kitoks tai turėtų veikti ir man, ar ne? Kaip ir taip, bet esu ne kartą gavęs pasiūlymą prisidėti prie atsiliepimo kūrimo naujiems produktams, kurie iš tikrųjų neturi jokių atsiliepimų ir tiesiog yra paimami tam tikri labai dažni vardai, pavyzdžiui, nežinau, Lukas Stankevičius, ar ne? Aš tokio nepažįstu, bet pažįstu Luką ir pažįstu Stankevičių. Tai jeigu būtų Lukas Stankevičius parašęs kažkokį atsiliepimą, aš net nebijoju, kad Lukas Stankevičių rasti internete tikrai būtų įmanoma ir netgi ne vieną, bet patikrinti, kuris tas Lukas Stankevičius tą atsiliepimą parašė, tai yra ganėtinai sudėtinga. Žinoma, yra įvairios platformos, kurios tos atsiliepimus filtruoja ir tikrina, bet labai norint galima tos atsiliepimus sudėti kokius tik nori ir kur tik tais nori, ar ne? Nes niekas taip labai stipriai šitos vietos nereguliuoja. Bet žiūrint bendrai, šitas social proof konceptas, jis yra labai efektyvus, nes žmonės yra daug labiau linkę įsigyti kažką, kas jau yra ištestuota
ir išbandyta, o nemokėti už kažką, ką turėtų patys išbandyti pirmą kartą. Sekantis triukas, turbūt mano pats mėgstamiausias, tai būtų nemokamų pasiūlymų galia, arba angliškai The Power of Free. Šitas konceptas turbūt visiems bus artimas, nes visi mes esame gavę kažkokių tai dovanų ir visi mes žinome tą jausmą, kaip gera yra gauti kažkokias dovanas, ar ne? Tik tais nebereikalo yra toksai įdomus pasakymas, kad if something is free, you are the product. Jeigu kažkas yra nemokamai, tai greičiausiai tu esi produktas. Dažniausiai tikslas naudojant šitus nemokamus pasiūlymus yra tiesiog gauti jūsų kontaktinę informaciją, kad paskui būtų galima jums siųsti laiškus kažkokius, ar tai priminimus, ar tai dar kažką. Ir šitaip tiesiog būtų galima jums pastoviai priminti, kad jūs kažko neįsigijot, kažką norėjote įsigyti, bet galbūt pamiršot ar pakeitėt nuomonę, arba aš tiesiog jums galėčiau siųsti vis daugiau ir daugiau informacijos, kol galų galėjau sakytumėt, ai, gerai, noriu ir nusipirksiu, ne? Arba, pavyzdžiui, kaip šitą video, aš suteikdamas kažkokią tai nemokamą naudą, šitaip jums parodau, kad aš kažką žinau, kažką suprantu, kažką moku ir šitaip bandau pasiekti kažkokio tai norimo rezultato. Na šiuo atveju norėčiau, kad jūs prisijungtumėt prie mano bendruomenės, palaikintumėt šitą video, jeigu jis jums atrodo naudingas ir kad galbūt mes ateityje galėtume visai smagiai kartu su jumis dirbti. Taip pat šitus nemokamus pasiūlymus galima naudoti siekiant parduoti daugiau negu vieną produktą. Tai pavyzdžiui, nežinau, turit kažką už 5 eurus, bet pardavinėjant po vieną, tas jūsų pelnas jisai gaunasi toksai netoks, koks norėtumėt ar ne, bet sakykime, uždėti dvigubą kainą tam produktui. Ši galbūt yra šiek tiek netiška ir galų gale pati rinka išjuoks jūs, tiesiog nesakys, šitie produktai yra dvigubai pigesni. Tai ką daroma tokiu atveju? Tai parduoda 2 produktus už vieno kainą, bet ta kaina yra kaip 2 produktų. Tik tais yra įvardinama, kad pirk vieną už 10, gausi antrą nemokamai. Tai dar vienas plačiai naudojamas triukas būtų priminimas apie nuostolius arba loss aversion. Tai šito triuko tikslą lengviausia yra pasiekti taikant savo produktui įvairias akcijas. Na, tai pavyzdžiui, prieš tai jisai buvo 4000, dabar jisai yra tik tais 40. Tai wow, sutaupo 3960 eurų. O jeigu kalbant apie tokius dalykus tik tais ne telefone, tai nuėję į kažkokią tai parduotuvę maisto prekių ar bet kokią kitą, dažnai pamatysit, kad kažkam yra nuolaida. Tai šiomis nuolaidomis yra siekiama kontroliuoti žmonių srautus, paskatinti juos pirkti kažkokias tai kitokias prekes, tos prekės būna išdėstomos kažkaip kitaip, kad jūs tas nuolaidas matytumėt. Iš esmės šitas triukas yra tiek pat pavojingas, kiek ir efektyvus, nes, sakykime, maisto prekių parduotuvėse tu gali visada turėti skirtingas akcijas, nes tu turi labai daug skirtingų produktų ir žmonės tiesiog neprisimena, kiek iš tikrųjų tie produktai kainuoja. Bet jeigu tu turi tik vieną ar kelis produktus ir tu visą laiką jam taikysi akcijas, tai tu nebegalėsi tų akcijų daugiau niekada nuimti, nes jeigu tu jas nuimsi ir grąžinsi į kitą kažkokią tai kainą, tada tavo produkto niekas nebepirks. Kurie nepirko, tai jam iš viso atrodys brangu, o tavo auditorijai atrodys brangu, nes jie iš anksčiau įprato pirkti viską su nuolaida, o dabar tos nuolaidos nebėra. Tai su šitu reikia elgtis labai atsargiai, jisai efektyvus dalykas, bet naudojant jo per daug, viskas gali baigtis labai liūdnai. Taip, tai dabar atliksime praktinę užduotį, kurioje parodysiu, kaip galima panaudoti išvardintus triukus. Tik tais prieš pradedant tą užduotį dar labai norėčiau paminėti keletą labai svarbių dalykų, kurie naudojant marketingą neteisingai, tai ne tik, kad nepadės jums sukurti auditorijos ar pakelti produkto žinomumą, bet dar blogiau, jie tiesiog sunaikins tiek jūsų reputaciją, tiek jūsų produktą, tiek apskritai jūsų veiklą. Svarbiausia yra suprasti, kad kai kurie tie marketinginiai triukai, jie gali labai iškreipti tą realybę arba pernelyg paveikti vartotojų emocijas. Na tai pavyzdžiui, kai būna naudoja baimės, nostalgijos ar tai kaltės jausmą. Strategijos, kurios labai agresyviai naudoja marketinginius triukus, jų tikslas dažniausiai yra sukelti trumpalaikį pelną, nes jie kaip ir žino, kad jų tos produktas yra nieko vertas, tai jie tiesiog naudoja kuo daugiau visų šitą manipulacijų, kad jūs kažką įsigytumėt, o jau paskui jie vis tiek neturi kaip jūs išlaikyti bet kokiu atveju, nes jų tas produktas yra mažai ko vertas. Na, tai gaunasi, jūs tiesiog sumoka tos pinigus, jie net gali ir sakyti, kad yra 30 dienų grąžinimo garantija ar ne, bet bus nurodytos kažkokios tai sąlygos, kurių tiesiog kitą kartą būna neįmanoma išpildyti. Ir na, dėl tų 30, 50 ar tai 100 eurų kitą kartą jūs tikrai nepadavinėsit įmonės į teismą, kad eiti su jais kažką įsiaiškinti, nes dažniausiai tokios įmonės jos net ir nelabai turės po teismo, kaip jums kažką grąžinti ar padengti tas teismo išlaidas. Tada kitas dalykas, kas yra labai svarbu siekiant neprikišti savo pagalių į ratus, tai yra skaidrumas. Tai jeigu turit produktą, kuris norėtumėt, kad būtų sėkmingas ilgoje perspektyvoje, tai jūsų tikslas turėtų būti išlaikyti autentiškumą ir nuoseklumą, siekiant, kad jūsų klientai jaustųsi gerbiami ir šitaip tiesiog pasitikėtų to jūsų prekės ženklu. Nes jeigu jūs pastoji jiems siūsite reklamas kažkokias, kad oi, čia šitą pirk dabar, nes rytoj nebus, šitą pirk rytoj, nes poryt nebus, šito iš vis kaip tu dar nenusipirkai. Galų gale gausis taip, kad tas klientas nuo jūsų pabėgs ir visiems pasakys, kad žinok, aš tenais nuėjau,
bet man tiek visko sakė pirkti, kad aš jau nebesuprantu, kas ten apskritai vyksta. Tai vat jeigu tos manipulacijos yra naudojama per daug, ją tampa labai lengva pastebėti ir tai žinoma paveiks tiek jūsų rezultatus, tiek jūsų apskritai psichologinę būseną, nes visi pradės jūsų nemėgti. Ir jeigu jūsų tikslas nebuvo tiesiog make a quick buck, kažką šiek tiek apgaunant ar ne, tai tiesiog sugadinsite savo produktui ateitį. Tai šiandienos mūsų užduotis bus susikurti mūsų šitam video thumbnail, arba kitaip sakant, miniatiūrą. Ir šiai užduočiai atlikti mes naudosime įrankį, kuris mus padarys grafikos dizaineriais, net jeigu ir turime labai nedaug patirties. Tai to įrankio pavadinimas yra Canva. Jisai turi tiek mokamą, tiek nemokamą versiją. Jeigu norite pasibandyti, galite tai padaryti nemokamai, bet šiaip tikroji galia šito įrankio atsiskleidžia, žinoma, tada, kai įsigijate jo mokamą versiją. Tai šiandien aš naudosiu mokamą versiją, taigi pradėkime. Tai kad pradėti spaudžiam Create Design, čia viršuje kairėje. Tada mes pasirenkam YouTube thumbnail, iškart žiūrėkit, jau mums ir duoda. Taip, ir kol kas turim baltą lapą, bet jeigu mes nueisim į YouTube, mano video praeitą kartą naudojau tokį thumbnail, tai galbūt reikėtų kažko panašaus. Keliaujam čia į viršų ir galim iškart parašyti marketing thumbnail. Čia daug visokių mums pavyzdžių iš karto duoda, ar galbūt galima kažkokį vieną būtų išsirinkti. Gal šitą pasirinkime, aišku, šitą nuotrauką galime pakeisti. Nuotrauką aš kažkur turėčiau gal turėti. Iš esmės yra reikalinga šitą nuotrauką. Ir tada mes turim padaryti 4 dalykus. Turim sukurti the scarcity, social proof, power of free ir loss aversion. Tai kad būtų scarcity, mes parašykim, liko tik 5 vietos. Pasidarykim baltą, pasitraukim šoną, vieną jau turim. Tada mums dar reikia social proof, review. Gerai, tada parašykim top quality. Tai man dar reikia kažko prie šito, nes man jisai vienas. Nu, neypatingai man jisai čia patinka, bet mes gal dar su laiku kažką pakeisim. Nemokamai. Lietuviškai nelabai. Nemokamai. Pasikeičiam būtinai spalvą į raudoną. Ir dabar šitus du galima pasižymėti ir sugrupuoti. Taip, yra nemokamai. Yra šiek tiek teksto. Online training, čia šitus mes kažkur kitur susidėsim. Ir tada mums dar reikia įtraukti loss aversion. Taip, čia yra mūsų loss aversion dalis. Čia turėtų būti video, manau, pavadinimas. Taip, Unreal Engine Lietuva, marketingas, liko tik 5 vietos. Man iškart labai nepatinka, nes labai daug melo, bet mes jį kažkaip sudėliosim, kad jisai taip mum į akis stipriai dakristų. Padarykim iš karto, kad visiems būtų aišku. Taip, tada man dar nepatinka online mokymai ir man nepatinka nepraleisk. Galbūt čia geriau būtų junkis dabar. Jo, mums tas paveiksliukas, gal jis ne taip ir stipriai reikalingas. Taigi, scarcity turim, social proof irgi turim, power of free irgi yra. Dar kaip ir trūksta mums loss aversion. Reikėtų mums įtarti kažkur kažkokią tai keistą kainą. Sutaupyk 100 ar 1000 mes sutaupom šį kartą. Nu, sutaupom gal 1000. Gal darykim 100. Šiaip įprastai, kai
kuriu bent jau aš kažkokius vizualus, bet esu girdėjęs, kad kitiem tas pats. Tai dažniausiai, kai kažką sukuri, reikia porą valandėlių straukti nuo to, paveikti kažką kitą ir tada grįžti visai kitaip, matai, kaip atrodo tas paveikslėlis. Tai galbūt taip ir padarykime ir tada grįžus nuspręsime, ar mums visą tai tinka, ar mes visgi kažką tai norėtume pakeisti. Taigi mes sugrįžome po 2 valandų, gal labiau 22 ar gal ir 32, bet grįžom, laikas pasižiūrėti, ką mes čia pridarėm. Kažkaip man tik tais gal šitas šiek tiek. Šiaip lyginant su mūsų originaliu thumbnail, kurį naudojom praeitame video, jeigu mūsų tikslas, kaip pradžioj, man atrodo, kažkur minėjau, buvo, kad padaryt panašų, tai jisai gavosi visiškai, kaip jis panašus, galbūt tik iš to paveiksliuko ir šiek tiek iš spalvų paletės kraštuose, bet tiek šriftas, tiek visa kita pasikeitė, bet iš esmės aš tai norėjau pakeisti tik tais tam, kad tas šriftas labiau šoktų, kad mes pasiektume tą savo tikslą, siekdami įtraukti scarcity, tai kas yra liko tik 5 vietos, siekdami įtraukti social proof, kas yra 5 žvaigždučių įvertinimas, taip pat, kad nemokama, tai power of free, na ir žinoma, loss aversion, tai sutaupyk 100 eurų, nes jeigu nepasižiūrėsi šito video ir nesuprasi, kas yra marketingas, prisipirksi visokių nesąmonių. Tai va, o šiaip iš esmės turbūt yra viskas, ką aš norėjau parodyti šioje dalyje. Jeigu tau patiko šis video, būtinai paspausk patinka ir jeigu norėtum pamatyti daugiau video, kaip aš atlieku tokias visokias praktinės užduotis, kaip pasidalinu, kaip aš kuriu kažkokius tai puslapius, ar tai kažkokius tai maketus, ar kažkokius kitokius tai dalykus, tai būtinai parašyk komentare, ką norėtum daugiau pamatyti ir aš pasistengsiu tokių video daugiau padaryti. Tai kaip nepaklysti visame šitame marketingo manipuliacijų voratinklyje, siekiant marketingą naudoti būtent taip, kaip priklausytų ilgoje perspektyvoje, tai viskas turėtų vykti natūraliai, ar ne? Pavyzdžiui, aš darau šitą kursą ir aš nesakysiu, kad šitas kursas dabar turi tik tais 5 vietas, ar ne? Ta prasme, kad čia dabar visi pultų žiūrėti. Šitas kursas yra nemokamas, jisai bus prieinamas visiems, jį galės pažiūrėti visi, kas nori. Bet visi, kas pažiūrės šitą kursą ir norės žengti sekantį žingsnį, tai yra ar tai kurti produktus, ar tai kažką išmokti papildomai, tai jie galės prisijungti prie mano bendruomenės, kas irgi yra nemokama ir ten nėra ribotų vietų skaičiaus, bet iš tos bendruomenės bus keletas žmonių, kas dirbs kartu su manimi, ar tai su savo projektais aš jiem padėsiu dirbti, ar tai jie man padės su mūsų projektais dirbti ir šitaip jie gaus kažkokį tai tokį personalizuotą privatų mokymą. Tai va šitas personalizuotas privatus mokymas, tai jisai turės lietų limitą, nes, mano laikas yra irgi limituotas šioje žemėje apskritai ir šioje dienoje. Tai va šitoj vietoje aš jau galiu naudoti tą anksčiau minėtą trūkumo efektą, ar ne, nes jisai iš tikrųjų bus, aš jo nesugalvoju iš nieko. Tiesiog šitaip informuoju savo auditoriją, kad mano produkte yra toks pasiūlymas ir kad žmonės, jeigu nori būti pirmi, jie turėtų paskubėti, o ne tam, kad aš dabar prisirinkčiau 100 žmonių, su kuriais galėčiau dirbti, nes, taip tikrai nebus, aš nepadirbsiu su 100 žmonių. Tai va, ką noriu pasakyti, kad vykdant projektus ir suprantant, kaip veikia marketingas ir tos visus marketinginius triukus, mes tiesiog prieinam momentus, kur mes matom, kad, šitas čia logiškai tinka naudoti, ar ne? Nes man reikia informuoti savo auditoriją ir savo potencialius klientus, kad yra tokia situacija. O jeigu mes pradėsim tiesiog visur viską naudoti, bet kaip ir bet kur, ir tas rezultatas paskui mūsų bus, bet kaip ir bet kur.